Sveiki visi, žiūrintės laidą Vienam gale kablys, sveikas Eugenijau. Šalia mūsų Eugenijus, mūsų šios dienos tema, ačiū, kad žemiau atsistoja, kad netrodom kaip liolikas ir bolikas. Šiandien mūsų laidos tema apie karpių žūklę komercinėse vandens telkiniuose. Eugenijau, vasarą. Daugelis žmonių su šeimom, su bičiuliais važiuoja žvejoti į karpynus. Nesvarbu, ar ten pas Valinską palei Vilnių, ar palei Kauną į šitą, kur ten pas jūs išlauža, jo. Ar važiuoja į Kintus. Bet idėja, tų karpynų yra daug, bet kartais būna įdomu žiūrėti žmonės, kurie mirko tą patį kukurūzą ir slieką visą dieną, susimokėja pinigus ir ant galo sako, čia nėra žuvies. Mes bandysim paneigti šitą variantą visą. Ir dėl to šiandien dirbsime su pakankamai įdomiais, nečiupinėtais dalykais, tai yra paletėmis, tai yra jaukais, žuvies kvapą, fišmilą. Tu kaip muselininkas, Eugenijau, gali tiesiog pastovėti palinksėti galvą? Kai tu pasakosi kitą laidą apie muselinį, aš stovėsiu ir linksėsiu galvą. O aš dabar nersiu į tą pašarų pasaulį ir pabandysiu papasakoti žmonėms. Pasitvarkykite savo žuklės vietą. Iš ties, karpininkų pasaulyje visą tai, kas yra progresyvu, galvoja anglai. Anglai gaudo karpius jau daug metų ir pas juos ypatingai populiaru gaudyti commercial waters, tai yra komercinėse vandens telkiniuose, kurių pilna, kuriame mes lankėmės Anglijoje prieš keletą metų. Apie tai kalbėjom, bet idėja tokia, kad viso progreso variklis jie. Apie laukinius karpius nekalbėsim, tam reikia poros parų, nepraeitininių kukulių, bet vėlgi viskas šitam pasaulyje juda link vadinamųjų nekvapių jaukų. Jeigu mes darom karšiam, kuojam, ten kažką kvapau, šokoladai, karamelės, tai karpių žuklėje viskas vyksta jau šiek tiek kitaip. Vienas iš jaukų pagrindų, tai Stimul 8 Green, tai yra vėlgi parašyta Grown Bite Koi Pellets, tai yra smulkintos, traiškytos peletės, and fish meal, tai yra vėlgi žuvies miltai. Pats skonis visas yra, toks tikrai trenkiantis, nelabai skaniai, bet karpiam pasirodo ir Lietuvoje, kaip ir Anglijoje, visą tai patinka. Ir dabar, kuom yra įdomu, mes darysime pagrindą startinimui jaukinimui ir naudosime vien tik tai tokį dreikintą jauką, kad užpildyti šėriklėlės. Čia bus mūsų darbinis šėriklėlių pildytojas. Čia yra tas, kuo mes bandysime jaukinti. Toliau mes naudojame peletės. Peletės tai yra tas pats presuotas jaukas, iš tikrųjų tik tai toks kaip šitas M5 stimuliantas. Tai automatiškai yra labai daug jame vitaminų, labai daug stimuliuojančių medžiagų, proteinų. Karpis valgo, visą tai jam labai patinka. Ta peletės tiesiog ją pavieną ten rankioja ir susilaiko ilgai žuklės vietoje, kol išrankioja tas peletės. Ir be abejo, vėlgi tai skatina jo mitybinę medžiagų apykaitą, kas yra labai svarbu, norint išlaikyti žuvį ilgai žuklės vietoje ir tiesiog gerai gaudyti žuvį. Mažiukai tokie, spyriukai, bet patikėkit manim, jie turi savo magišką galią. Žodžiu, tokių paketų jums užteks kokiam 5-6 žvejybom. Va, čia bus mūsų startinis jaukas. Ir dar vienas paletės, tai yra Sensas Match Advanced Fish Meal. Vėlgi, mes jomis bandysime gaudyti žuvį, tiesiog dėsime jas prie kabliuko ir keletą jų gerai, kad papultų į jauką, kad žuvis susipažintų, kas tai yra, bet ne per daug. Grilį greit priskanavom, čia arčiau radome daug švaresnę vietą, toliau yra žolė, dėl to žolę mes nemėsime. Dabar pasiruošime startinėme jaukinimui, galingą šėryklą. Ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį šeriant karpis, jeigu mes gaudame fiderių dugninę meškerę, ar ne, gaudame karšius, mes tengiamės viskas įmės tiksliai į taškiuką, kad ten, kur gaudys. Karpiam eina tol. Karpiam reikėtų, ypatingai gaudysim dviese atostogų režimu, karpių reikėtų kokius gerus 2-3 kvadratinius metrus pribėt pašaro, kad nebūtų jis vienoj krūvoj, kad jis neatplauktų karpis iškart čiok, viską suvalgė, jeigu jų daug atplaukia ir
O lai būna ten ir jis iš vieno galiuką tą pelėtį, iš kito galiuką tą pelėtį, iš trečio ir jis ilgam laikys mūsų žuklės vietoje, nes bus didesnis jaukinimo plotas. Karpiam, ypatingai karpynas, aišku, nereikia ten po visą tą balą, bet kokius 2-3 kvadratinius metrus galim pasidaryti tokį gražų blyno stalą, ant jo suguldyti viską ir tada karpis daug ilgiau užsilaikys vietoje, negu gaudytumėm taškiniu metu karpius, tai yra karšius arba tokia kita taikia žuvį, ten kojas, kad būtų tiksliai taškas. Eugenijau, staiga tu man pasidarė reikalingas. Gal tu ten nežinau, ką veikiai. Studijavai karpinių kabliukų paslaptis. Jūs kimšite, o aš bombarduosiu. Vadinasi komandinis darbas. Taip, čia vadinasi komandinis darbas. Tu teisus. Dėl to karpininkai per varžybas gaudo dviese ir turi trečią pagalbininką visą laiką. Jo, trečias negali gaudyti, 2 žvėjoja, trečias va viską. Ten palapinę stato, malą viską daro. Taip atrodo, kad pasiruošimas ilgas, iš tikrųjų mes čia trukom geras 20 minučių su jaukais jaukinimu. O dabar kaip mes gaudysim? Tai yra feeder method, labai populiarus pasaulyje, Anglijoje, netgi kai kuriuose, žinok, vandens telkiniuose jau jį uždraudė. Commercial waters. Kai Lucky Jonas Lietuvoje tai uždraus. Kai Lucky John guminukas tai uždraus po mūsų laidų, jo. Iš tikrųjų, jų variantų yra begalė, pačiu ir vokiečiai, Balzeris daro kažką tai panašaus, realiai tai nieko sudėtingo. Tai yra šėrykla, kurios viduje bus paslėpta mūsų pelėtė ir pavadėlis yra labai trumpas. Nuo 5 iki 7 cm tokio ilgio pavadėlis, o ir specialus guminis žiedas, kurio yra visur pirkti, skirtas pelėtį. Kaip tai veikia, tai parodysiu. Va ir viskas. Taip maždaug kažkas tai panašaus kaip pratininis kukulis ant plauko. Man tai kabliukas yra toliau, karpis bet kokiu atveju radęs tą pelėtę įsisirbė ir gauna kabliuką. Beje, šiandien kabliukus mes naudojam no barbs, tai yra be užkarpų, kad lengviau būtų atkabinti karpį, kad jis nepradytų kažkur už jaunų, neusikabintų jam ir kad gražiai šių mėsingų lūpučių įsikabintų. Nebijoju, kad nepaleisim nė vieno karpio be užkarpos. Ir toliau viskas labai paprastai. Specialų indelį dedama, pilamas jaukas. Ir va, gaunasi tokia bulvytė ir matai, pelėtė iš karto yra kaip taikinys, targetas. Visas mūsų jaukas pradeda greitai tirpti, iš principo, nes paruoštas, neperdrėkintas per daug, jis negali būti labai lipnus kaip plastelinas, nes jis labai ilgai tada tirps. Ir taip gražiai guli, nes plokštuma visa yra čia švinas, ir iškart pradeda tirpti, karpis pamato pelėtę, jam aiškus taiginys jį įsirbė ir turim kibimą ant feederio. Kas įdomiausia, ne karpinės meškerės, o feederio. Kadangi mes nenaudojame klipso, tai metimas nebus ypatingai tikslus, bet maždaug į tą plotą, dėl to ir jaukiname plotą. Ir pati esmė yra kokia, kad kai užmeti, maždaug ten, kur turėtų viskas būti, gražiai kiš iškart meškerės galiuką, praskandini valą, lengvai sukdamas, bet svarbiausiai tos bulvytės nepajudinti iš vietos. Nuskenda valas, kad jo neįtakoti viskas ir tu gražiai statai meškerę. Ji neturi būti super įveržta, kaip mes naudojame dugninėje meškerį, feederių, kad ten būtų įlenkta, kad matytum kiekvieną prisilitimą. Karpis ant tiek didelio žuvis, kad į savo smūgių iš karto patems meškerį, kad kibimą mes matysim idealiai, bet kai bulvė nukrenta ant dugno, dėl to iškart įkišai galiuką, jin turi nepajudėti. Nes jeigu tu ją pajudinsi, gali pradėti iškart tirpti ir kažkur nukris kabliukas toliau nuo maso.
O, varo, įkirsk. Yra. Yeah. Pirmas yra Eugenijus, startas. Čia idėja tokia, kad permetimai turėtų būti maždaug į valandą. Jeigu neaktyvus karpiai, į valandą kokie 4, jeigu aktyvus, į valandą kokie 6, tai kas 10, kas 8 minutės, nes jauka šitą išplauna ir tada jau lieka viena ta peletė galbūt nelabai įdomi. Tai šiaip aš kas 10 minučių šalininkas permetinė, valandą 6 kartus, pats tas. Kaip jau supratote mūsų laidoje, kad karpių žvejyba tai yra patogus, gražus vasarinis laisvalaikis, žvejojant su bičiuliu, su gerais draugais. Na, jeigu viskas sutvarkyta taip, kaip mes kalbėjome, kaip matėte, kibimas labai ryškus. Vis dėlto gaudama peletę, bet principas tai yra plauko principas. Peletė kaba atskirai, kabliukas atskirai ir atplaukęs karpis, nematydamas kabliuko, tiesiog įsiurbė peletę. Tas kabliukas tiesiai įsisega į jo minkštas lūpas ir jums belieka pakelti meškerę. Super smarkaus ir stipraus kirtimo čia tikrai nereikia. Pakankamai subtiliai, ritės stabdis turi būti subalansuotas, kad pirmieji karpės smūgiai būtų gesinami ir kotų, ir ritės prasisukimu ir viskas. Jūs turite gerą, gražų laiką ir puikiai gaudote štai tokius komercinius karpius. Kas yra labai gerai, kad kabliukai be užkarpos labai gražiai išsiema iš burnytės karpių. Va, visiškai nežaloja žuvies, nedaro iki kirtimų. Nu va, vienas, aš manau, kad jums metas pailsėti. Mes, aišku, toliau su Eugenijus žvejosim ir be abejo dar papasakosim, ką nors įdomaus, nes, kaip supratote, paletėmis tikrai pakankamai įdomu žvejoti. Sportiška karpiai, sportiniai čia kimba labai faini. Ir susitiksim po pertraukos. Sveiki sugrįžę po pertraukos. Mes tęsime savo žūklę. Atostogų ritmu, kaip jau sakiau, kad daugelis Lietuvos meškeriotojų tikrai savo laisvadienius praleidžia žvejodami komerciniuose vandens telkiniuose karpius, norėdami pakovoti su stipresnė žuvimi. Neturėdami laiko tiesiog, bet tokiai žūkliai kaip karpių vėlgi ruoštis reikia, netgi ruoštis jaukais, masalais ir šiandien mes tęsime savo žvejybą method feeder būdu, dugninė meškerė, feederių vadinamoja. Ir masalai naudodami štai tokį dalyką, paletės, kuris kvepia žuvimi. Kaip matėte, iš tikrųjų labai puikus, labai paprastas žūklės būdas, tai yra suformuoti jauką kartu su masalu, masalas pasislėpęs jauke. Tiesiog užmetus, vėlgi ką norėčiau akcentuoti, kad valui tempti nereikia, svarbiausia jį nuskanyti, jeigu turite šoninį vėją arba priešinį vėją, kad tos vadinamosios bulvytės nuo dugno nepajudinti. Ir viskas, valas gali būti laisvas, nebūtinai reikia įtempti taip, kaip daugelis žvejoja dugninę meškerę, nes kibimai pakankamai stiprus ir aktyvus. Nuo vėliau viskas tik jūsų rankose. Išties geri įrankiai, geri valai amortizuoja bet kokio dydžio žuvies smūgius ir tai jūs pamatysite šios laidos pabaigoje.
Tiesiog norisi priminti, kad mes gaudame labai nedideliais kabliukais, be užkarpų tam, kad nežalotumėme žuvies. Ir rekomenduojame visiems daryti tai, žvejojant ypatingai karpynuose, komercinėse vandens telkiniuose, nes tai yra pagarba tų žmonių, kurie augina karpius, kurie neleidžia mums juos gaudyti. Ir jeigu kabliukas be užkarpas, jis tikrai nežaloja žuvies, žuvis neapsipila krauju, negauna kabliuko iš jaunas ir automatiškai paleisdami žuvį jūs reiškite pagarbą ne tik žuviai, tačiau ir vandens telkinio savininkams. Kibimai seka vienas po kito ir viskas tvarkoje, vadinasi, mūsų jaukinimas pasiteisino, karpiai susirinko į žuklės vietą, o dabar belieka džiaugtis malonumais, kovoti su ta vadinamąja, kaip Britai vadina, Formulė 1, karpiai iki 2 kg, patys stipriausi, nedideli, tačiau be galo aršus ir juos traukti išties smagu. Eugenijau, kiek žinau, tu lankėsi Italijoje neseniai, ar ne? Teko pabūti. Ir vėlgi mes pristatinėjom Lietuvai akų batus, būtent vasarinių daug modelių kalbėjom, mano, tavo batai. Iš tikrųjų puikus dalykas vasara, kai karšta ir atrodo, kad turėtum sėdėti čia su šlepetėm, bet kartais nefainai, kai iš šlepetės pririnda visų tų visokių ten nupjautų ražienų, ar ne? Ką tu ten įdomaus ir gero matei, papasakok. Iš tikrųjų žiūrėjome mes 14 metų naujus modelius pagrindė. Išsirinkom, ką galbūt atsivešim kitiem metam. Pasidėrėjom šiek tiek dėl kainų. Ir nori pasakyti, kad bus geresnės kainos? Galbūt. Jau neblogai. Ir aplamai mes šiek tiek, aišku, parodė man ir gamyklą, parodė, kaip jie gaminami, kaip jie nešiojami, papasakojo, kad Italijoje tai tikrai labai populiarūs batai. Būtent vėlgi mes juos pristatėme kaip žvejam, medžiotam, keliautam, lipėm į kalnus. Taip, tai yra net trekiniai batai, su kuriais gali tiesiog žygiuoti. Na taip, tai yra batai žmonėm mėgstantiem gamtą, būnantiem gamtoje. Mes tiesiog paėmėm ir prisitaikėm, sakykim, savo sąlygom ten. Tavo su Gore-Teksu, tai tarkim ir per rasą, ir per kažkokią balą gali persilipti. Mano yra be Gore-Tekso, bet aš jos nešioju antrus metus, visą vasarą. Taip, jie labai lengvai kvėpuoja, kas gerai, kad net gali, jeigu labai yra noro ir įsibristi vandenį, jeigu kokie akmenukai ar kriauklės, jie momentaliai labai greit džiūna. Nėra jokios natūralios, mano batuose, jokių natūralių geriančių medžiagų, viskas labai greitai džiūna. Ir kas svarbu, tai yra batų iš gerų medžiagų iš tiesų mačiau nemažai. Gamina ir Kinijoje, ir visur gamina tos batus, bet kuo akų išsiskiria, tai yra savo patogumu. Jie kuria batus žmonėm, kurie daug eina, lipa į kalnus, kurie tiesiog gyvena kalnuose. Kiti netgi ten dirbo, ten ūkininkai labai mėgsta tos batus iš tiesų. Ta prasme, kur visą dieną žmogus su batai. Tai yra jie ir Gore-Teksas ir iškvėpuoja, apsaugo nuo vandens ir svarbiausia, kad nesijauti pavargęs. Koja amortizuoja. Aišku, kitiem yra modelių, sakykime, kaip mūsų rock modeliukas, tai yra būtent tiem, kurie jau lipa per uolas, tai yra, kurie mėgsta jausti tą kontaktą su žeme, jausti tą visą akmenukus, kad nepakryptų. Ten yra specialiai padaryta, kad kietesnis būtų padas. Tiem, kuriem reikia komforto, yra, reiškia, ta sistema, kad paminkština toksai kaip amortizatorius. Žodžiu, apibrėžiant visą mūsų pokalbį, vis dėlto akų Italijoje ar ne gaminami batai, Italijoje kuriami, dirba inžinieriai, turi savo gamyklas ar ne? Taip, jie turi savo gamyklas Italijoje, Rumunijoje, dalį jie vežasi, aišku, rytuose, vėlgi iš Vietnamo, jie turi vėlgi savo gamyklą. Bet iš principo tai yra jau daug metų, neturintis tradiciją. Jeigu neklystu, 25 ar 30 metų jie dirba ir 25 metus dirba su Gore-Teksu, o gamykla yra iš vis senai įkurta. Kas norit pačiupinėti batus, jaustis komfortabiliai, atvykite pas mus į Klaipėdą, didžiausią Baltijos šalyse žuklės parduotuvę.
salmo ir galite tiesiog jos pačiupinėti, pasimatuoti, pabandyti pavaikščioti ir manau, kad jūs neapsiriksit. Čia jau ne tas sportininkas, rimtesnis. Ir aišku, visą laiką kolegos nėra žaliais, kažkur turi ten nužygiuoti ir teks vienam. Gerai, vienas tai vienas, iššūkis. Nerealus malonumas, nerealus. Gaudyti feedo metod peletėmis. Kimba tokie arkliai, žiūrėjau, kad dydžiais. Kaip aš čia su juos susitvarkysiu. O čia tai aparatas. Netilps. Tilpo. Gerai, kad rimta sensaso graibšto galvą pasėmiau, nes čia būtų liūdesys man baigėsis. Rybai. Vo. Kur tu buvai? Ten. Ką ten veiki? Kaudžiau su muselinė karpį. O, va, su muselinė kaudami karpį pasirodo. Bet nepagaunami. Nieko, aš tau po to papasakosiu. Ne, nu aš taip nežaidžiu. Aš taip nežaidžiu, sako. Pasim, nužvėjau. Ne toks kaip prieš tai, bet aš manau, kad atsisveikinimai. Viskas čia labai gražu. Ir noriu priminti visiems žiūrovam, kad mes norime pranešti gražią ir gerą naujieną visiems, kad būtent šitam vandens telkinyje, būtent čia rugpjūčio 10 dieną, tai yra šeštadienį, vyks puikios žūklės varžybos Kintų taurė, skirta būtent karpių žūklei. Jos vyks 8 valandas, gali registruotis visi, kas dalyvauti nori. Komandoje 2 žmonės, tik 2 meškerės. Ir laikas, manau, praleistas čia bus ne tik besivaržant, tačiau ir gaudant gerai didelę ir gražią žuvį. Daugiau informacijos apie tai tinklapyje Kintai.lt ir aišku artimiausiuose mūsų laidose. Mums dabar reikia padaryti nuotrauką su laimikiu, kai kas su ir sakyti visą gerą.